Sveiki, dabar aš jums noriu parodyti, kaip pagaminti Austrias Rockefeller. Eime su manim. Šiam patiekalui įmame šviežiausias austrės, ką tik atvežtas iš Prancūzijos. Štai matote, kokia ji yra gyva. Svarbu neišlaistyti skysčio, nes jis yra pilnas skonio, todėl sulčių perteklių nupilame į indą ir jas panaudosime vėliau. Šiam įdarui naudosime Sambuką, kapotus svogūnus, šviežią rozmariną, kapotą česnaką, baby špinatus šviežius, parmezaną, taipogi jūros druską, 5 pipirų mišinys, grietinėlė, aliejus ir prieš tai išpiltas skystis iš austrių. Dabar pilame aliejų į kaitintą keptuvę, tai yra alyvuogių aliejus, dedame svogūnus. Apkepama. Šviežias rozmarinas. Česnakėlis kapotas. Baby špinatai. Skyti, pipirai. Austrių skystis taipogi. Sambuka. Ir pačiam gale grietinėlė. Taip, paruoštą įdarą sudedame į austrės. Pabarstame tarkuotų parmezanų. Ir taipogi užlašiname porą lašelių tabasko kiekvienos austrės. Dabar dedame mūsų austrės į orkaitę ne daugiau nei 180 laipsnių ir ne ilgiau nei 15 minučių. Kad jos stabiliai laikytųsi, į lėkštutę dedame Himalajų druskos, austrės dedame į viršus. Ir papuošimui panaudojame po vieną dažnį česnaką. Austrias Rockefeller galite paragauti restorane Imperial ir bare California Tapas and Wine. Skanaus!